Sveiki, mano vardas Auksė Beatričė Katarskytė ir aš iš danų kalbos išverčiau rašytojos Cecilijos Eken knygą Magiškas sodas. Knygoje mergaitė Mija patiria turbūt didžiausią savo vaikystės nuotykį ir fantastinį, ir labai tikrovišką. Ir jie yra iš principo priversta pagalvoti apie tai, kaip žmonės sugyvena su gamta, ką mums reiškia gamta, ką mums reiškia augalai, gėlės, ar augalai apskritai turi sielą, ar augalai turi savo nuomonę, ar augalai turi savo atskirus gyvenimus. Taip kad rekomenduoju šią knygą visiems, kurie jaučia, o gal kuriems trūksta artumo su gamta ir mūsų supančiu pasauliu, taip pat fantazijos mėgėjams, pasakų mėgėjams. Ir kas man labai patiko šitoje knygoje taip pat buvo, kad joje susipina kelių kartų ir kelių žmonių istorijos. Ji labai įdomi ir labai tiršta ir todėl rekomenduoju ją ir suaugusiems, ir vaikams, galbūt net skaityti kartu. Ir manau, vaikams arba jaunai auditorijai ši knyga tokia labai gera pradžia apgalvoti savo santykį su supančiu pasauliu ir gyvąja ir negyvąja klaustukas, gamta ir apskritai paskaityti apie pagrindinės veikėjos Mijos šeimos problemas ir kaip jie su jomis kovoja ir kaip jinai jaučiasi, koks jos jausmų pasaulis. Labai nuoširdžiai rekomenduoju.